Kadangi nieko nerepetavom, tai man sakai klausimą pateiksi kažkokį. Klausimą, žinai, kokį norėjau klausimą paklausti? Žinau, kad atsisakė saldumynų nebevalgai. Tai kaip jautiesi? Atsisakiau, nebevalgau ir fainai, ir svoris mažėja. Tas yra gerai. Bet čia ne vienintelis dalykas, kas gali būti tiem žmonėm, kurie nori pakeisti savo gyvenimo būdą, kadangi mes turime naujus mokymus, tuos mokymus, kur mes ne tik sakom, ką reikėtų daryti, bet ir patys tai darome. Patys išbandome savo ir paskui pateikėme tas užduotis kitiems. Tai gyvenimo būdo transformacija, kada apie visą gyvenimišką kokybę mes galėsim pašnekėti ir linksmai, bet ir su tam tikromis labai sunkiomis užduotimis, kai kurias bus labai sudėtinga padaryti, kaip pavyzdžiui, kas tau buvo sudėtinga, rytais bėgiot, stovėti prie sienos, nupirkti gėlių, ir, ne man, bet kažkam kitam. Tai tuos dalykus reikia atkreipdėmėsi, bet mes turime visą eilę tų sričių, kurias tikrai galėtume patobulinti. Jeigu jūs norit, galite pasižiūrėti. Sveikata, finansai, asmeninis efektyvumas, santykiai, prasmingesnė veikla ir išvaizda. Ir tie dalykai, jie atrodytų, sakykime, tokie paprasti kartais, bet iš tikrųjų praktikoje, kaip pats ir paminėjai, sunkiai padaromi. Atrodytų, kas yra pastovėti prie sienos keletą minučių tiesiai. Bet jeigu tai darai kiekvieną rytą ir suvoki, kad tai gali tau kažkaip atsiliepti tavo laikyseną, tada tai yra visiškai kitaip. Ir 21 diena yra būtent tas laiko tarpas, kada mes galime įsiugdyti tam tikrus savo reikalingus įpročius, kuriuos galime naudoti paskui kiekvieną kartą, bet kokioje situacijoje. Ir jie duoda rezultatų. Jie duoda rezultatų iš karto po to, kai mes įprantam, darom ir matom, kad mes keičiamės. Mes kalbam apie pokyčius, kuriuos galime suvaldyti, kurie būna sudėtingi, bet tuo pačiu jie yra faini dėl ateities. Taigi gyvenimo būdo transformacija per tas visas 6 sritis, kurias įvardiname, kurios bus linksmos, kurios bus sunkios, kurios daug kainuos jūsų nervų pastangų ir galbūt tam tikrą pinigų išraišką, kuriuos susimokėsit kažkam tai, galbūt tik tai savo. Taigi, vasario 3 dieną 2014 metų gyvenimo būdo transformacija kiekvieną vakarą maždaug pusę valandos, beveik valandą laiko mes būsim su jumis webinare, į kurį kviečiam prisijungti visus tie, kurie nori save patobulinti būtent tose srityse, apie kurias ir kalbėjau. Mokymai bus gana ekstremalūs ir intensyvūs, kai kurie iš jūsų galbūt esate dalyvavę ankstesniuose mūsų mokymuose laiko proveržys. Tai bus kažkas panašaus, bet dar intensyviau, dar daugiau sričių apimantis dalykas ir tu visiškai teisingai pasakei, vasario 20, tik tais vasario 20 kažkelintą mes pabaigsime mokymus. Pradėsime vasario 3, o pabaigsime vasario 24 dieną. Ką tas reiškia 50%? Čia kas pigiau bus tiek? Ne, žinok, pasirodo 50% gali reikšti ir kažką kitą. Kadangi vienas iš dalykų, kurį mes parašėme čia yra susijęs su prasmingesnė veikla. Dabar žinau, 50% visos kainos keliauja į labdaros fondą. Visiškai kitiems tikslams, daug kilnesniems tikslams, negu tik tai daugiau uždirbti pinigų, ten geresnę išvaizdą turėti, geriau sportuojantis, jaustis geriau ir taip toliau. 50% visų šių mokymų sumos surinktos sumos keliaus į labdaros fondą. Apie jį bus irgi viskas pateikta jums išsamiau. Tad tie, kurie nori jau iš karto net susimokėdami už mokymus, padaryti daug prasmingesnę veiklą, čia būtent yra ta sritis. Taigi, iš karto dalyvaudami mokymuose jau pradedate daryti prasmingesnius veiksmus. Kviečiame prisijungti. Pačioje rasite nuorodas, kaip tai padaryti. O mes turėsim didelį sąrašą dalykų, kuriuos reikėtų padaryti. Ir pasiruoškit, bus labai įdomu ir to pačiu sudėtinga, bet naudos garantuojam bus tikrai labai daug. Susitiksime vasario mėnesį. Iki greito. Iki. Da.